Aš tai Rakšių subinėje nebijau. Aš tai Rakšių subinėje nebijau. Bet jiems pasakius, tai nėra labai malonu turėti jas toje vietoje. Ta vieta ne procese. Bet mes tai esam kažkam tai tos rakštys subinėje. Ir ne tik subinėje, esam ištisi dantų krapštukai akise. Žiauriai jau mes nepakenčiami ir absoliučiai negerbiami. Bet ką padarysi? Nereikia dėl to liūdėti. Tai reiškia, mes patys turim būti tie dantų krapštukai arba tos rakštys kažkam subinėje, kad jie nebeištvertų. Jeigu šiais laikais galbūt ir dantų krapštuko nebeužtenka, jau reikia ištiso nudrožto baslio. Tai manau, reikia pagalvoti, kas tas nudrožtas baslys galėtų būti. Jį stipriai apsikabinti ir nepaleisti. Ir kada pajus tą didelę rakštį toje vietoje, tai galbūt tada tas turinys, kuris yra toje subinėje, pakils į galvą. Nes galvos dabar absoliučiai didžiųjų veikėjų, didžiųjų tvarkytojų, didžiųjų saugotojų, didžiųjų prievartos aparato pirkėjų. Užtenka prašyti, reikia ateiti ir pasiimti. Nebegąsdina. Švelniai išmokti, smaugti. Laikas Kodekse gi nėra. Pradėti meno terorą. Nesodina. O kaip tai šiandien? Mesgi esame savo namuose. Pafantazuoti, čia ir meninis vyksmas. Jeigu nėra sąlygų kurti, tai ateikit ir pasiimkit. Ne vienas menininkas dar nenumirė iš bado. Nereikia prašyti leidimų. Geriausias Čia ne prekybos centrų statymas. Ką norite, tą ir darykite. Bet už tai jauskite už tai atsakomybę. Esmė yra tai, ką pasakė Kafka, kad melas yra pasaulio tvarkos principas. Ir tai yra jau keli tūkstančiai metų. Bet vedaram reikia užrišti 2 siūlus šitą. Ir kas keisčiausia, kad visi tai žino ir jaučia bejėgystę, nes nieko negali pakeisti. Bet iš tikrųjų mes galime tik tai patys savęs paklausti. Ar aš jaučiu atsakomybę kažką keisti ir pradėti nuo savęs. Čia panašiai kaip Geda parašė, kaip gelbėtis iš šitos situacijos. O jisai pacitavo rankraštį rastas šiukšlyne. Tas rankraštis buvo Hari Krišna, 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 Hari, Rama, 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 Hari. O po skriptum parašyta, gelbėtis pavieniui arba nedidelėmis grupelėmis. Tai tą, ką menininkai ir daro, kurie... Jeigu iš tikrųjų menininkas jaučia, kad jisai gali kažką pakeisti su džihado diržu, jeigu taip daro, tai jis imasi atsakomybę. Tie, kurie eina su džihado diržais, jie ne iš gero eina, iš totalaus beviltiškumo. Dantų krapštukai. Dantų krapštukai. Įkvėpimą, iš kur aš gaunu įkvėpimą? Pavyzdžiui, žolės. Dantų krapštukus politikams į subinės. Ypatingai iš tų vietų, kur ten tūkstančiai žmonių per stadionus arba visokiose koncertuose trypia. Staiga baigėsi koncertas, žolė absoliučiai sutrypta. Praeina kelios savaitės, vėl palyja, vėl žolė atsigauna. Jie trypia, o jinai vis atsigauna.
Ir reikia daryti meninę akupunktūrą. Man patiko kaip tik šita mintis apie šliogerį, kad Darykit sako, aš meninę akupunktūrą. galbūt norėčiau būti augalas, kuris absoliučiai yra Dantų krapštukų dėka. nemirtingas. Kaip žolė yra nemirtinga, taip ir žvirbliai yra nemirtingi. Jie Minkštąją, vis tie patys ir tie patys. Tai žmonės. kuri yra atitolusi nuo galvos. Nu taip, vieni ir tie patys. Bet Prie galvos. O jeigu ten susijungia tie labai du, panašiai šitą, kaip nu, kaip toks dėkingas šventam rašte parašyta, kad ta galva, tai tada jau aš išleisiu visus mirusiuosius ir gyviesiems nebeliks vietos. Tai čia toks įtarimas yra, kad tai siūlau. dalis tų pačių mirusiųjų čia pilna. Ir gal net didžioji dauguma. Gaudykit politikus prie upės, prie jūros, prie Gal nebereikalo, kavinėse. zombiai pirtyse ir nebeatidunda, sodykite bet jie jau dantų savaime yra. krapštukus. Dantų krapštukai yra nacionalinė menininkų akupunktūros Taip, įkvėpimai žolės, dalis. Tai yra sakoma iš žvirblių. įrankiai. Kartais juos naudoja grafikai įkalinimo įstaigose, Esmė pačiam procese, taigi kopijas didžiausias uolas, didžiausius žinomų menininkų kaip Eva. tonomis sveriančius luitusgi Algimantas Švėgžda išgaudavo iš kalno, ir šitasgi kaip tas. visai nieko nedarydami, tik tai vandens pagalba. Į plyšelį įpila vandens, Nu ir tas. ateina šalčiai Pats brangiausias. ir menininkas. ta jėga besiplečianti vandens. Gal Didžiulius luitus, tik žinoti, kaip įkirsti ir kaip įpilti. Tai va, kiekvienam amate yra savo paslapčių. O šiais laikais žinių tai belieka dalintis. Tai tarytum padėti vieni kitiems. sąlygas. Nu, čia toks žaidimas, kaip Nu, jeigu klaipėdietis sąlyga, mano draugas siaura Gintaras ir Grajauskas. pasiplėsti. Toks žaidimas, padėk brolelį. Aiškiai, vadinasi. tų krapštukų galima puikiai pasiplėsti savo sąlygą. Niekas mums nepadės, jokia valstybė, kurios galbūt iš viso nėra. Mes galim tik tai vienas kitam padėti. Lavinti vaizduotę ir fantaziją. Laidotuvių giesmė, nu. Svarbiausia, kad būtų objektas meniniai fantazijai ir vaizduotėjai lavinti. O tų vaikščiojančių objektų, švariai apsirengusių, nu, su kvepalais ten Prada, Dolce Gabbana, Lunoj Express ir pilna. Tik užuodžiat ir iš karto nepaleiskit iš akiračio. Įjunkit savo magnetus, savo vibracinės bangas ir tegu jie susijaudina. Kartais iš susijaudinimo galima ir numirti. Tad siūlau, marinkim juos iš susijaudinimo ir patys susijaudinkim. Ačiū už dėmesį. Ačiū.